Pradedate naudotis MacBook? Šiame vaizdo įraše trumpai apžvelgsime pagrindinės programas, kurios jau įdiegtos jūsų kompiuteryje. Dock – tai greitos prieigos juosta. Čia rasite dažniausiai naudojamas programas. Finder yra failų naršyklė, tarsi jūsų Maco stalčius, kur rasite visus dokumentus, nuotraukas ar atsisiuntimus. Paspaudę klavišų kombinaciją Command ir Space įrašykite Safari. Safari – tai Apple interneto naršyklė. Naudodamiesi ją, galėsite naršyti internetą greitai ir saugiai. Mail – tai jūsų elektroninio pašto programa. Galite prisijungti prie Gmail, Outlook ar kitų paskyrų. Naudokite Calendar susitikimams, o Reminders – užduočių planavimui. Notes – paprasta, bet galinga pastabų programa, kuri sinchronizuojasi su jūsų iPhone, jei naudojate tą pačią Apple ID paskyrą. Nuotraukose rasite visus savo importuotus ar iCloud sinchronizuotus vaizdus. System Settings – tai jūsų kompiuterio valdymo centras. Čia tvarkomas Wi-Fi, vartotojo paskyros, Bluetooth ar tiesiog saugumo nustatymai. Visos šios programos veikia iš karto, joms nereikia papildomai nieko diegti. Na, o jei kada prireiks kitos programos, ją puikiai rasite App Store. Na štai, dabar jau žinote, kaip naudotis pačiomis pagrindinėmis MacBook programomis.